pats didžiausias įvykis, tai yra Donaldo Trumpo užpraeitais metais, 24 metais išrinkimas ir sausio mėnesį 25 metų priesaika jo, kai jau tapo jis oficialiai prezidentu, padarė revoliuciją, sukrėtimą politiniam pasaulio žemėlapį. Tai politikas, kuris priverčia nacionalinius politikus išeiti iš įprastinės darbotvarkės. Ir Trumpo atėjimas jis įnešė, sakyčiau, vertybinės politikos klausimą, tai esmė, kurioje vertybių skalėje esam. Ir žiūrint, kiek gali mums turėti įtaką ateityje šitas jo sprendimas, jau mums kainuoja. Ir šiais metais jisai kainavo mums papildomai beveik 1,5% bendro vidaus produkto, netgi daugiau, vos net 2. Tai jeigu mums gynybai užtekdavo 2, 4, 5, tai jis aiškiai pasakė, kad valstybės turi prisidėti prie NATO bendro gėrio gynimo. Finansavimas turėtų būti 5%, 3,5% gynybai, 1,5% infrastruktūrai. Ir Lietuva, šita valdančioji dauguma, Nemuno aušra, socialdemokratai ir krikščioniškų šeimų valstiečių sąjunga, mes tą padarėm. Tai kad ir skaudžiai, kad ir sunkiai ir panašiai. Tai reiškia, įsivaizduokite, kokį atoveiksmį jo išrinkimas davė Lietuvai. Tai biudžetas 4,6 milijardo gynybos ir mes realiai 2 milijardus turėjom surasti papildomai pinigų, tai 2 milijardus duokite ekonomikos skatinimui, švietimui, socialiniam, užimtumui, infrastruktūrai. Teisme, tu 2 milijardus duodamas, tu labai stipriai pakeli savo valstybę. Bet tada klausimas yra, kas yra svarbiau? Ekonomika, finansai, ar tai yra valstybės saugumas? Kai valstybės nebeliks, tai gal tau tos ir nebereikėštas. Bet šitoj vietoje buvo galima labiau, daugiau, mažiau viską surasti tą pusiausvyrą, suniveliuoti. Laikausi tos pozicijos, kad valstybė turi investuoti į inovatyvų valstybės gynybos modelį. Reikia pakreipti gynybos finansavimą į tas sritis, kurios kurtų pridėtinę vertę ateityje. Kaip, pavyzdžiui, Izraelis, tarkime, tą pačią droninę sistemą, numušimo sistemą, kur turi, tai jie investuodami į švietimą, į mokyklą, į darželį, į universitetą, jie kuria know-how technologijas.